Nu tai ką jūs? Karštas vasaros dienas, kaip praleidžiu. Tai sveiki dar kartelį ir sveiki atvykę naują video. O šiandien naujas video, jis biškelį bus, kaip čia pasakyti, nu gal ne kitoks, nes aš išvykas jau vis pafilmuoju. Tai šiandien išvyka yra į Naktigonę. Nežinau, ar teko kad nors gyvenime dalyvauti tokiame dalyke. Man tikrai teko. Bet Naktigonė pas mus vyksta su arkliais. Tai važiuosim su Baltija į Naktigonę Užpaliuose. Tai ten man jau teko ne kartą dalyvauti, tiek su arkliais dalyvavau Naktigoniai senokai, tiek tiesiog važiuodavom pabūt vakare visi prie laužo. Tai va, tai toksai planelis šiandienos yra sudalyvauti Naktigoniai. Bet dėja, šį kartą vežuosi tik Baltiją, nes ten nemažai dar reikia pajot ir būna kitų arklių atsiveža daug kas. Tai mano titiniui dar biškelį per anksti. Tai aš važiuosiu su Baltija. Taip? Tai bet, kaip sakoma, išvažiuoti nėra taip paprasta, būnant arklininku ir turint ne vieną arklį. Tai aš turėjau dar pirmiausia susitvarkyti visus kitus arklius, suruošti juos. Tai Baltija ir Titnagas, tai jie Garde. Titnagas liks Garde, nes aš jo vieną palikti pievoj negaliu, jis ten bėgios, nervuosis, kad nieko blogo neatsitiktų, tai jisai eilinį kartą, kai Baltija išvažiuoja, lieka Garde, bet tai spėkit, ką aš vėl jam palikau į draugiją. Titnius, mano murzius, tu taip? Taip, mažiukas. Taip. Spėkit, ką aš jam palikau eilinį kartą į draugiją. Veikiau. Vinciu. Taip. Titnagas eilinį kartą turės kompanijos Vinciu. Nelabai jie čia, žinokit, susiuosto, bet, kad nesijaustų vienišas per daug, nors tikriausiai jausis. Tada buvo labai svarbu, kad Šamas su Prometėju turėtų valgyti. Vis, žodžiu. Tai jiem buvo įdėtas rulonas. Murziai! Jo, pas mus labai lyja, tai jie įsipliurzinė visi. Jo, įdėjom ruloną Prometėjų su Šamu, kad jie turėtų ką veikti. Ir mažiukas. Taip. Mažiukas mokinasi valgyti, kaip čia pasakyti, šienaut su grandinė. Tipo pririštas prie grandinės su kantaru, nes jam labai reikia žolės. Labai. Jam jo svoriai labai reikalinga žolė. O dėja pas mus čia daug visokių daiktų į pievą nelabai yra jam kur vietos, nes jisai plius tada eitų vienas, o kai eina vienas, tada nervuojasi, žodžiu, visos problemos. Tai yra daug lengviau, kaip mes pririšam Vincių, tai pagalvojau, kad jis dar mažylis, tai išmoks labai gerą dalyką, tai gyvent prie grandinės ir jeigu kažkada gyvenime. Nes jisai dieną būna prie grandinės, o naktį jisai vis tiek eina į levadytę. Jo, tai aš vis tiek jam pridedu šieną, valgo košę, žodžiu, jis nesėdi visą parą. Ir jo išmoko gyventi su kaukė. Tai irgi labai gerai. Žodžiu, tai biškelį jam tokių mokslų yra, kaip čia pasakyti, paprastų. Šiaip labai geras dalykas išmokinti ant grandinės arklį gyventi. Nes būna variantų, kai nėra levados. Nėra piemens, o reikia kažkur pririšti ir tada pririšai ir viskas yra ir jie nenusitraukia, nes moka jau gyventi su grandinė. Tai va, tai toksai planelis sutvarkiau arklius. Tai jo, bet arkliai sutvarkyti yra taip. Tai žodžiu, dar paskui turėsi parvesti mažylį, nes jis dabar kol aš visur vaikšnėju, tai jis valgo žolę, bet paskui aš išvažiuosiu, aš jo negaliu palikti, tai aš jį parvesiu atgal į jo levadą. Tai va. Bet mano darbas yra susikrauti daiktus, nes aš važiuosiu biškelį anksčiau tenais,
turėsiu kur padėti Baltiją, tai nuvažiuosiu anksčiau, nes dar turėsiu irgi reikalų, tai biškį ją reikės palikti. Tai va, bet dabar darbelis, turiu susikrauti daiktus. Tai jo, man pirmiausia reikėtų susiruošti, ką aš imsiu į naktigonę, kokius daiktus. Tai jo, turiu susidėti viską čia reikia atsinešti viską į priekį, kad nieko nepamirščiau, nes tikriausiai grįšim gan vėlai iš ten, kaip čia tas vėlai, gal kokia 10-11, tai jau bus gan tamsu. Tai kad, kaip sakoma, kad nevedžiot arklių naktį kažkur, tai pirmiausia reikėtų man susiruošti, o susiruošti tai turiu pagrindinį inventorių, tai yra pobalniai, nežinau, kurį pobalnį imt, galvoju, raudonas labai ryškus, arba galvoju Equestrian Stockholm, šitą Deep Olive, man atrodo spalva, nežinau, bet biškį reikia pavalyti, ir jo, Baltijos balnas važiuos kartu su mumis. Jo, balnas ir Baltijos kamanos irgi važiuos kartu su mumis. Čia tos, kur Amico, iš Amico and Friends, man atrodo, iš to puslapio. Žiauriai fainas, žiauriai minkštos kamanos. Labai patinka. Tai va, tai griebiu viską ir einu. Labai smagu. Na, atsinešiau. Ir kadangi važiuoju pati, tai žodžiu, imu visą šepečių dėžę, nes dabar Baltijos nešukuosiu, aš ją nuvešiu, paliksiu ten, kaip čia pasakyti. Imu visą šepečių dėžę, dar turėsiu nemažai laiko, tai aš ją ten vietoje nusišukuosiu. Sakoma, taupam laiką kol kas dabar. Ir einu viską einu krauti mašiną. Dar reikia pasimti piemens ir kuoliukų. Stekutį dar pasiėmu, nes gali būti, kad triukų reikės parodyti biškelį, tai dar stekutis. Aš šalmą savo pasiėmiau, skanukų pasiėmiau, dar namie kuprinė liko, kuri irgi turi važiuoti kartu su manim. Na va, aš jau viską susikroviau, parvežiau Bytę namo, nes aš negalėsiu su ja niekaip žodžiu bendrauti, kad jinai nesimaišytų. Pakrovėm Baltiją, va čia matosi net jau prie kabytę, kad jau pakrovėm Baltiją ir jau važiuojam link Užpalių. Dar neišvažiavau ant kelio, tai va dar sakau biškį pašnekėjusi. Čia dar iš komplekso išvažinėjau lėtai, tai va, jau judam į priekį ir susitiksim jau vietoj. Dar biškelį bus pasiruošimo iki jų to vakaro jojimo, tai dar reikia pasiruošti. Tai nusivešt Baltiją biškelį pailsės tenais. Ir aš tuo metu, kol jinai ilsėsis, aš nuvažiuosiu į vietą, apsitversiu levatytę, nuvešiu gūnę nuo musinuką, žodžiu, kad man kuo mažiau reikėtų dėti į kuprinę, kad jot su jie, tai daug ką pasistengsiu nuvežti iškart į vietą. Žodžiu, aš jau viską subaigiu išvažiuoti iš komplekso, tai susitiksim po kelių sekundžių. Taip. Nu ką, matot jau. Tai atvažiavom iki Užpalių. Baltija šitam tokiam kaip Praunpenė tvare dabar lyja pas mus čia nais pasirodo. Tai biškiai sulis jie, bet čia dar panašu, kad dar spės ir išdžiūti iki kol reiks. Tai va, tai mes atvažiavom, dabar varau iki renginio vietos, tos jų pagrindinės, ir ten apsitversiu. Praunpeną, aptvarą, žodžiu, važiuoju. Ką, atvykom į vietą, jau mane užpuolė žabaliai. Tai va, čia yra tokia
erdvė. Čia buvo senas hipodromas Užpalių. Labai senas. Tai va, čia tokia erdvė. Čia mano mašinytė. Ir aš galvoju, va čia prie medžio Baltijai pasidarysiu aptvarėlį, kad biškeliai yra tokiau, nes paskui čia arkliukai yra atvykę, tai čia dar kiti gal prisiriš su grandinėm arkliukus. Tai aš Baltijai va čia va aptversiu kažkur tai šitą aptvarėlį, žodžiu. Tai gerai. Aplink mane jau žiauriai skraidžioja ir dar biškeliai lyja. Ne, kad čia baisiai lytų, bet žiauriai lenda. Žodžiu, gerai, aš apsivelku. Turiu pončą. Su bitės plaukais. Va, matot? Labai geras variantas. Užsidedi kiepką. Ant viršaus dar va šitą va. Prašom, tiesiog tobulai. Ir nei įkast labai gali per mano pončą, nei ką, į veidą tik tai. Na va, aptvėriau nedidelį aptvarėlį. Didesnis negu gardas. Vienos juostelės, nes pagal planą neturėtų jinai pabėgti. Nes jinai kaip ir piemens bijo. Tai čia jisai tiesiog taip va, laikinai labai. Yra va žolės valgyt, žodžiu, bus vandens, tai viskas ok. Dabar dar einu, ištrauksiu gūnę nuo kandančių ir paliksiu dar ir kaukę čionais. Ir apdengsiu savo šituo nuostabiu ponču, kad nebrytų. Nes aš neturėsiu paskui kaip atsiveža visų šitų reikalų ir žiauriai čia kandau. Tai gerai, kad aš paėmiau gūnę. Blemba, kaip žinodamas. Viskas, atitempiau vandenį, paslėpiau gūnę su kaukė. Viskas. Varau, palieku. Jeigu aš iš čia, nes siaubingai kanda, tai dar kartelį labai džiaugiuosi, kad pasiėmiau gūnę. Pažiūrėkit, kiek gūnė. Žiauru. Į mašiną. Tai va, neatskrido čia koks? Ne, gal. Tai va, tai viskas okei. Susiruošiau. Turiu kuprinę. Kuprinėje daiktų ir pasiėmė maisto. Tai va, okei, dabar važiuoju atgal vieton. Ir ką, ir jau dar tik po 4. O išėjom 7. Tai apie pusę 7 jau kažkur reiks pradėti balnotis. Tai va, tai dar geros porą valandų. Jo, nieko, kaip nors, išlauksim. Va, grįžau pas Baltiją biškį aptvėrus. Uždėjau to musinuką lengvą. Taip, važyti lavai. Tai, šauduolė, tai jau. Tai va, čia biškį nulyja, aplyja nedaug, bet visai neblogai. Tai va, jinai čia dabar biškelį pabus aptvirtoj. Iki kol turėsim jo. Aha, labai šaunuolė. Gera mergaitė. Na va, visi pasiruošę. Mes biškelį atokiau, kad ramiau būtų. Bet daug raitelių jau labai turim. Taip. Tai va, laukiam starto ir judėsim, ane Baltija? Taip. Atvykom į vietą. Arkliukai bėgioja, raiteliai, kurie bėgioja, karieta važinėja. Aš jau Baltiją viskas apvilkau, nurengiau. Tai taip sekėsi visai, kaip čia pasakyti,
Taip ir gerai, bet labai Baltija nervavosi pradžioj, nes visi nubėgo, o aš norėjau kaip tik eiti lėčiau su ja. Kokia aš susivėlus. Tai aš norėjau, kadangi eiti lėčiau, neskubėti, o Baltija norėjo bėgti, nu tai žodžiu. Tai pirmiausia buvo momentas, kai aš nulipau ir ją pasivedžiau kažkiek, o paskui gavosi, kad jau visai neblogai, tai tada jau nujojau jau iki galo. Tai va, mes jau atjojom į vietą. Baltija apvilkta zebriukų. Taip. Karšta. Na va, biškelį apsiramino jaus. Jinai jau biškelį, tai visai gerai. Padarė tokį nedidelį trumpą pasirodymą, ką galėjom, nes neturėjom nei pjedestalo. Aišku, čia prisibėgti labai daug neprisibėgom, bet pabėgo. Atsigulė, kojas pakilnojo, pasišypsojo, viskas kaip pridera. Nu tai va, tai viskas okei. Dabar Baltija šiandien valgo, ilsisi ir eisim vėliau. Čia dar bus estafetė. Tai gal dar pafilmuosiu estafetę su arkliukais, kas darys. Ir eisim, žodžiu, eisim žiūrėti, nes čia toj sutems, tada prasidės laužas, nu bus tikrai labai labai smagu. Juk paukštis skraido taip aukštai, o aš ant žemės. Žalia tik todėl, kad joje atsispindi jūržolės. Tada jau ir jūs pradėjau filmuoti. Taip gražiai tas laužas veidus apšviečia. Na va, pažiūrėkit, gražu. Rūkas, Baltija, zebriukas. Žodžiu, tenais dar vyksta. Tai čia beveik vyksta visą naktį viskas. Jo, tai, bet mes nebūsim visą naktį, dabar yra 10:30. Tai mes kaip ir judėsim namo, nes dar liko namie turim titnagą, tai negaliu labai aš jo palikti dar vieną, kad namie ilgai būtų be Baltijos. Tai va, tai mes viskas. Laukiu prie kabytės, man atvaris prie kabytę ir susitvarkysim daiktus ir vešim Baltiją namo. Tai kągi, susitiksim gero vakaro, gražaus vakaro, pažiūrėkit, pas mus tikrai labai gražus vakaras. Ir susitiksim kitam video. Iki.